Na va, šiandien susitinkam ir šiandien truputėlį pasižiūrėsim, kaipgi daryti diagramas Excel'yje, nes irgi galbūt kartais gali prireikti tokių dalykų ir iš tikrųjų labai dažnai yra sakoma taip, kada pasidarai gerą diagramą, gali padaryti išties labai akivaizdžią analizę, netgi per daug nežinodamas statistikos ar kitų niuansų. Tai iš tiesų visas tas grafinis vaizdavimas ir vizualizavimas duomenų mums duoda iškart akivaizdų tokį matymą, kas vyksta ir kas ten didėja, kas mažėja, kaip viskas atrodo. Tai dabar žiūrėkit, aš pasidariau tokią labai paprastą lentelę. Jeigu kas nors dirbat kartu su manim, tai iš tikrųjų pabandykite pasidaryti. Čia susirašiau 3 vardus, pasirašiau metus ir kažkokius tai skaičius. Visiškai nesvarbu, kokius norite, tuos skaičius tokius ir galite pasirašyti. Tai galite per kablelį pasirašyti, galite paprastai tuos skaičius pasirašyti. Nepaklausiau, ar matosi mano Excelis? Gerai matosi? Matosi. Matosi. Gerai. Tai dabar žiūrėkit, aš turiu pasidariusi lentelę, užsižymiu štai šitą lentelę, paprastai tiesiog su pelyte užsižymiu, einu į puslapį įterpimas, auselė įterpimas, ir čia tokią nemažą dalį šito meniu užima diagramos. Paprastai, jeigu mes žinom, kokią konkrečiai diagramą daryti, mes galime eiti iškart ir va čia atsistoti atsidaryti, tarkim, va tą trikampiuką ir pasiimti kažkokią diagramą. Vesdama su pelyte aš per jas iškart matau, kaip mano ta diagrama atrodys. Tarkim, tai aš čia apie stulpelinę pasižiūrėjau, pavyzdžiui, jeigu man reikia, aš galiu kažkokią tai linijinę tą diagramą pasidaryti, galiu skritulinę diagramą daryti, bet skritulinės diagramos dažniausiai tie pyragai yra daromi tada, kada, pavyzdžiui, jūs žinot, kad yra, 100%, ne? Ir ten 10% yra tam skirta, ten 5% tam, kita dalis kažkam kitam, tai tada imama pyrago dalis. Bet jeigu nėra logikos, sakykime, kažkoks tai pasiskirstimas, va kaip čia tokia lentelė dabar pas mane parodyta, aš sakyčiau, ta skritulinė diagrama visiškai nelogiškai atrodytų. Tai dabar žiūrėkit, aš turiu lentelę, ją užsižymėjau ir tarkim, visiškai neturiu supratimo, tai kokia man čia geriausia būtų ta diagrama. Jeigu aš žinau, tai aišku, kaip ir sakiau, va čia va galiu pasirinkti. Bet jeigu nežinau, va čia mums iš karto kompiuteris sako rekomenduojamos diagramos. Tai aš paspaudžiau čia ant tų rekomenduojamų diagramų, atsidaro papildoma tokia lentelė ir šitoj lentelėje, žiūrėkit, jis iškart man duoda pavyzdžius, kokios man labiausiai tiktų diagramos būtent šitai lenteliai. Tai čia iškart kompiuteris parenka. Tarkim, aš galvoju, kad man, gerai, tegul būna ta pirmoji stulpelinė diagrama, aš sakau gerai ir man iškart padaro tą stulpelinę diagramą. Dabar aš tą stulpelinę diagramą, va matot, už kampiuko paimu, aš ją galiu tampytis. Aš galiu šiek tiek ją pasikeisti, kad jin kitaip atrodytų. Ir čia tam, tarp kitko, nepasakiau, kad čia atsiranda 2 auselės papildomos - dizainas ir formatas. Tai dizaino auseliai, tai kaip man atrodo šita diagrama, va kaip rodžiau, vat tokia gali būti, galbūt tokia, gal dar kažkokia, vat kitokia. Žodžiu, kaip jau jūs sugalvojat, taip čia nais ir galit pasikeisti, kuri jums atrodo gražesnė. Jeigu jūs iš tikrųjų norite, galite 2 kartus spraktelti ir parašyti va čia va pavadinimą kažkokį, tai tarkim, kažką tai čia užsirašau pavadinimą. tą pavadinimą aš galiu tvarkytis, didintis raides, mažintis raides, viską aš galiu tvarkytis lygiai taip pat kaip su tekstu. Čia viskas gali būti taip kaip su tekstu. Dabar jeigu aš, tarp kitko, aš kai 2 kartus spraktelėjau čia, vat matot, atsirado papildoma tokia sritis,
kur iš tikrųjų čia duoda daug įvairiausių įrankių būtent tvarkyti, jeigu aš kažką tai noriu. Tai čia atsiranda įvairūs užpildai kraštinių, čia aš kadangi jau stovėjau čia, tai užpildai įvairiausi su linijom, be linijų, tai ta prasme aš galiu apibrėžti, galiu visokiam spalvom nusispalvoti. Čia atsiranda visokie šešėliai ir, nu, žodžiu, jeigu jūs norite, kad jūsų tekstas gražiai kažkaip tai ypatingai ten užsirašytų, ir čia lygiavimas, vat čia galima tą tekstą ir padaryti ir centre, ir nebūtinai centre, jūs galite padaryti ir apačioje, ir, nu, žodžiu, čia įvairiausi tie pasižaidimai. Bet dabar iš tiesų teisybės dėliai turėčiau pasakyti, kad visų šitų parametrų, kur kas yra sudėta ir kaip čia reikėtų daryti, aš tikrai pati nežinau. Ir kiekvienu kartu, jeigu aš žinau, kad man čia reikia kažką pasikeisti, aš tiesiog prabėgu pro šitą meniu, dar aišku galiu pasirinkti teksto įvairiausius užpildymus ir tiesiog susirandu, ko man reikia. Skaitau, kas čia yra parašyta ir susirandu to, ko man reikia. Dabar aš tiesiog pasidariau šitą stulpelinę diagramą ir jeigu man reikia, aš galiu iš tikrųjų pabandyti, pavyzdžiui, sakykime, vieną kažkurį stulpelį, paimti, galbūt, matot, man dabar 2 kartus spraktelėjus apsitaškavo tik tais vienas šitas stulpelis. Ir aš galėčiau pabandyti iš tikrųjų pasikeisti spalvas. Dabar pasikeitė visų stulpelio spalvos, palaukit, aš čia pasižiūrėsiu vieno, čia figūros užpildo, vieno šito stulpelio. Aha, išsijunkit. Jeigu galite, išsijunkit garsą. Va čia perėjau į formatą, auselio formatas ir čia pakeičiau spalvą. Matot, aš čia dar galiu šitam stulpeliui, jeigu noriu uždėti, sakykime, kažkokį tai rėmelį, jeigu noriu figūros tą rėmelį, bet aišku, iš šiandien nelabai matosi, galėčiau jį pastorinti, jeigu man šiandien, matot, pasistorinau, tai tada matosi, kad jis raudonas ir pastorintas yra. Aišku, aš tam stulpeliui, jeigu man reikėtų, galėčiau galbūt uždėti kažkokią švytinčias briaunas. Nu, ta prasme, jūs čia galite tvarkytis su šitom diagramom, kad jums atrodytų gražu, kaip norite. Dabar, kas dar šitoj diagramoj, ką mes galime keisti, dažnai būna, kad mes, pavyzdžiui, atsistojame štai čia, vėlgi, 2 kartus spraktelėjau, atsidarė kitas pasirinkimas ir dabar žiūrėkit, va čia atsidarau užpildas. Ir, pavyzdžiui, aš noriu kokį nors tekstūrinį pasidaryti, va matot, užpildą. Tai reiškia, aš čia galiu pasirinkti įvairiausius ir paveikslėlius, ir visokiausius dalykus, jūs čia irgi pasižiūrėsit, pasiieškosit, aš galiu, pavyzdžiui, įterpti iš kokio nors paveikslėlio, iš failo ir dabar tuoj pasižiūrėsiu iš atsisiųstuvą su bažnyčia, kažkokią turiu failiuką, įterpti. Aha, va matot, mano diagramui netgi įsiterpė ta nuotrauka ir aš galiu ant nuotraukos susidėti savo visą tą diagramą. Tai va, tai žodžiu, mes taip tvarkomės su paprastom diagramom, aš dabar čia išsijungiu, bet gali būti taip, kad pavyzdžiui, aš turiu lentelę ir man reikia tik tais, kad Jonas, Antanas ir Petras ir būtų va šitas, va, tai ta prasme, trečias, tas C stulpelį. Tai dabar žiūrėkit, aš pasižymėsiu Joną, Antaną ir Petrą, CTRL klavišą užspausiu ir pasižymėsiu va šitą trečią stulpelį. Tai reiškia, kad aš pasižymiu, aš nebežymiu to antro stulpelio. Jeigu mes norime pasižymėti ne visą lentelę, tai žiūrėkite, tą, ką pasižymim, Ctrl klavišą užspaudžiam ir pasižymim kitą stulpelį. Tai iš tikrųjų, va čia mes galime, vėlgi, galime eiti į rekomenduojamas kažkokias tai diagramas, nu, tarkim, man rekomenduoja tokią, nu, galiu pasiimti ir tokią. Ir sakau, gerai, ir va, Petras, Antanas ir Jonas, va, matot, man susidėjo tik tais štai šitokia diagrama. Vėlgi, aš jeigu noriu, aš galiu keisti, sakykime, spalvas, jeigu man šiandien patinka, aš galiu keisti šiek tiek
kitaip, vat, kad atrodytų mano ta diagrama, aš galiu keisti pavadinimą, jeigu aš noriu čionais. Žodžiu, čionais vėlgi, kaip norime, taip susidėliojame. Dabar, jeigu aš iš savo va šito užsižymėjimo Jonas, Antanas ir Petras, na, sakykime, aš dabar šalia užsižymiu, aš noriu įterpti skritulinę diagramą. Tai vėlgi einu į auselę įterpimas, einu, kur yra skritulinės diagramos ir tiesiog įsiterpiu skritulinę diagramą. Kaip ir sakiau, su tom skrituliniam diagramom yra taip, kad su jom truputėlį atsargiai, nes tai yra visa dalis ir iš tos visos dalies, iš to viso gabalo parodo, kiek, nu, vat, tarkim, tas pats Jonas turi kažko ten 5, kiek Antanas, kiek Petras. Tai čia kartais mums labai tinka iš tikrųjų vat, paimti, sakykime, ir čia užsidėti kokius nors procentus. Vat matot, aš, kur yra spartusis maketų taikymas, užsidėjau vat procentus. Ir tada jau nebelieka tų 5, 10 ir 1, bet kompiuteris automatiškai mums šitą skrituliniai diagramoj visus, sakykime, tuos duomenis paverčia į procentus. Kaip ir sakiau, mes turim 100% iš viso ir paskui išskirsto, kiek va šitos dalelės iš tikrųjų užima procentų. Tai va, tai čia va, sakykime, matom, kad Antanas turi 10, tai reiškia 63% nedaugiau. Jeigu ten Jonas turi 5, tai va 31% ir taip toliau. Tai va taip va yra su tom skrituliniam diagramom. Matėm, turim stulpelinės ir skritulinės diagramas. Bet toks sudėtingesnis dalykas yra tada, kada mes turime, pavyzdžiui, tokį variantą. Dabar žiūrėkit, turiu 3 mėnesius, čia jau dabar rodau jums kitą lentelę, galbūt šiek tiek padidinsiu aš tą lentelę. Na, va, sakykime, taip, biškį pasididinsiu, kad čia matytų pardavimai ir čia klientų skaičius. Dabar turiu sausį, vasarį ir kovą ir, tarkim, aš čia kažką pardavinėjau ir turiu štai šitokią didelį skaičių klientų. Dabar aš užsižymiu šitą lentelę, žiūrėkit, kas dabar atsitiks. Įterpimas, rekomenduojamas diagramos, pasiimu šitą diagramą, sakau gerai ir man atsiranda diagrama, kurioje, nu, tokia šiek tiek trūksta, sakykime, tos vizualizacijos, kuria prasme. Jeigu, vat, sakykime, mano tie pardavimai iš tiesų gal skiriasi kiekvieną mėnesį, vieną mėnesį 10, kitą 15, nu 15 ir 8, čiut ne per pusę, neskiriasi, bet va šitoj diagramoje jie nelabai matosi. Ir ką mums šiandien padaryti, kad iš tikrųjų šitie vat, dalykai labiau matytųsi. Čia yra vadinama tokia, reikia pasidaryti antrinę ašį, kuri iš tikrųjų iškeltų va tuos dalykus ir parodytų visiškai kitaip. Tai dabar žiūrėkite. Aš atsistoju ant tų mėlynų, va, savo stulpelių. Vieną kartą sprakteliu ant vieno, visi užsižymi. 2 kartus sprakteliu, vienas užsižymi, kaip ten rodžiau, kad spalvas reikia keisti. Ir dabar žiūrėkit, aš pirmiausiai padarysiu taip. Spaudžiu dešinį pelės klavišą, atsiranda tas kontekstinis meniu ir tam kontekstiniam meniu aš paspaudžiu keisti serijos diagramos tipą. Ir dabar žiūrėkit, atsiranda papildoma tokia lentelė, kurioje man rodo, kad iš tikrųjų va, ta mėlyna, va čia va, kur aš buvau įsidėjus, yra stulpelinė ir ta oranžinė yra stulpelinė. Tai aš pasidarysiu va tą va mėlyną kokią nors, sakykime, va tokią va, kad būtų jinai linijinė, kad jinai galbūt šiek tiek daugiau matytųsi. Nors dar ne visiškai matosi. Sakau gerai. Ir dabar žiūrėkit, jau jinai pasidarė, toj pačioj diagramoj mes turime 2 skirtingas, sakykime, tas diagramas. Vieną linijinę, kitą stulpelinę. Dabar aš dar kartelį stoju ant savo tos linijinės diagramos, spaudžiu dešinį pelės klavišą ir tam kontekstiniame meniu formatuoti duomenų seką. Paspaudžiu paskutinį. Ir dabar čia aš sakau, kad ne vien tik viena va šita va ašis būtų, kad va šitai diagramai būtų antrinė ašis. Ir dabar žiūrėkit, kas atsitinka.
iškart matot, padarė antrą ašį ir ta antra ašis pagal savo, sakykime, va tą va, kokie čia skaičiai, žiūrėkit, čia buvo klientų skaičiai, tai matėt, mes turėjom ir 200, ir 250, ane? Tai va čia va labai didelė ta ašis, o čia va pagal pardavimų skaičių jinai pasidarė žymiai mažesnė. Ir šita mėlyna mano diagrama, iš tikrųjų mes žiūrim jau į tą antrinę ašį, aš dabar šitą išjungsiu, kad čia nesimatytų, žiūrime į šitą antrinę ašį ir jau dabar, sakykime, mano va šita va lentelė, kurią aš jau turėjau ir visi šitie duomenys vizualizuojant, jie atrodo visiškai kitaip. Aš matau, kad vasarį iš tikrųjų buvo tų pardavimų skaičius didžiausias, kad labai krito pardavimai kovo mėnesį. Matau, kaip jie krito iš tikrųjų čiut ne per pusę, ne? Kad sausį irgi jie buvo pakankamai maži. Ir aišku, analogiškai aš matau, kaip iš tikrųjų tuose, kaip pasiskirstė vat, klientai tuose stulpeliuose. Tai vat tas toksai diagramų, sakykime, parodimas, kada mes turime ne tik vieną ašį, bet ir dvi ašis, jau čia skaitomas šiek tiek sudėtingesnis ir galbūt ne kiekvienas moka pasidaryti tas dvi ašis. Tai dabar iš tiesų, jeigu norėsite, aš dar kartelį pakartosiu, bet jeigu jums reikės, tai jūs ir pasižiūrėsite įrašą. Tai šitam įraše iš tikrųjų matysite, vat, kaip galima pasikeisti ir skirtingas susidėti diagramas. Tuos skirtingus dalykus, sakykime, skirtingas pačias diagramas, nebūtinai galima susidėti, kada labai skiriasi skaičiai. Kartais tie skaičiai gali būti ir sutapti, bet labai patogu, kada matom vieną stulpeliais, kitą, sakykime, va tokią, nu, va, linijinę diagramą. Tada iš tikrųjų labai patogu ir matosi, labai atsiskiria patys duomenys. Tai va čia va būtų iš tikrųjų toks jums pagalba vizualizuojant. Aš atidariau šitos durys. Kažkas vis tiek tenais mūsų neišsijungia. Prašiau, kad išsijungtumėt mikrofoną. Aha. Tai va, tai dabar gal turėtumėt kokių nors klausimų iš pačių diagramų. Nemanau, kad čia yra labai sudėtinga, tik tiesiog reikėtų pasibandyti iš tikrųjų, kaip tos diagramos daromos. Kaip daromos visai paprastai, tai tikrai kiekviena galit pasidaryti, bet jau čia nais tuos va pakeitimus visokiausius, va jeigu reikia, sakykime, einu į tą užsipildymai visokiausi, nu va, tuos stulpelius geltonus, tą liniją galiu pasidaryti kokią nors geltoną. Jėzau, paprašiau užjungti mikrofoną, neišsijungia. Tai va, galima čia nais jau žaisti, jeigu norite iš tikrųjų, va čia va galite įsidėti paveikslėlius, vėlgi va tą patį bažnyčios, jeigu noriu kažkokį kitą failą, galiu, jeigu turiu, nu, bandykit paieškoti, gal va, nu, kažkoks kitoks failas, va, galima kitokį failą įsidėti. Tai ta prasme, jūs galite, jeigu bibliotekos darote kažką, tai ten vizualizuoti knygą kažkokią įdėti ar dar kažką. Tai čia viskas labai priklauso nuo jūsų, bet vėlgi, nesuplakite taip, kad, va, pavyzdžiui, šiuo atveju yra jau negerai. Ten ant paveikslėlio yra raudona kažkokia tai linija nubrėžta ir raudona linija nubrėžta, va, diagrama. Tai jau čia, nu, susiplaka į vieną ir vizualizuojant truputėlį nelabai gerai matosi. Tai čia reikėtų atskirti, arba tas linijos turėtų būti storesnės, ar dar kažkaip tai. Vėlgi, jūs čia galite vėlgi užsidėti duomenų etiketės, visokias tuos skaičiukus, va, pro čia prabėgti, pasižiūrėti, kaip viskas atrodytų. Tai čia viskas yra tiesiog kūrybiškumo reikalas ir tik kūrybiškumo dėka jūs galite susitvarkyti ir pasidaryti savo labai gražių diagramų. Tai aš dabar stabdau, klausiu jūsų, galbūt turit klausimų.